Ar gerai? Gerai! Sveiki, su jumis Žiburio žinios. Tai dabar darysim tokius dalykus, kuriuos įprastai žmonės, nežinau, su šeima daro. O kokius dalykus daro su šeima, man tai žmonės? Švenčia gimtadienius, kol maži. Dar ką, nežinau, daug ką daro su šeima. Kalėdas švenčia. Kalėdas, Kalėdos senelių, kol maži. Ir vienas iš dalykų, kuriuos daro su šeima žmonės, tai jaučiu, žiūri krikštynų video savo, ne? Žinoma. Nu, tai Krikštynų šeiminiškai. Aš gyvenau tokiais laikais, kai dar nebuvo vaizdo kamerų. Tai nuotrauką žiūrėjai. Tai nuotrauką žiūrėjau. Bet manau, mūsų pirmokai gali pasidžiaugti, kad jų krikštynos buvo įamžintos. Šeiminiškai išsirinkit po tėvelį ir mamytę, dabar visi prie televizoriaus, ką žiūri, ir žiūrėkit krikštynų video. Taip. Inauguracijas. Jau, ne? Tai kaip matau, be kiaušinių ir šiemet neapsieita. Na ir ačiū Dievui. Na, pirmokam geriau, bet mums tai... Taip jau religija mūkų, kad kiaušiniai privalomi jau nieko. O man tai? Nesidės. Ar žinai, kad trečiadienį buvo išrinktas naujasis mokyklos prezidentas? Ar tikrai trečiadienį išrinktas? Negirdėjau. Praeitą trečiadienį. Ai, praeitą, nu. Gali būt, nu. O gal nori susipažinti su juo? Trumpas reportažas mūsų ekranuose. Taip pat mes turim tokius du kaip ir simbolinius daiktus, kurie simbolizuoja gimnazijos mokinių Seimo pareigas. Jeigu aš gerai atsimenu, tai yra toks kaip ir simbolinis puodas ir šaukštas, kad mokinių gimnazijos prezidentas turėtų šaukštą, kuriuo maišytų mokyklos visą katilą ir virtų šitą mokyklinę sriubą iš geriausių emocijų, idėjų ir tikslų. Tad, Daumantai, perduodu tau šias prezidento relikvijas ir linkiu visokeriopos sėkmės. Prezidentas turėtų būti užsidegęs savo darbą. Tad dabar norėčiau, kad tu uždegtum savo darbą mokykloje. Taip, tai labai priėmės. Nu, visi paplojam. Prisiekiu. Jausite atsakomybę už Žiburio gimnaziją. Čia naujoji rubrika pokalbiai prie arbatėlį su Darium. Ir aš Darius šiandien kalbinu prezidentą Daumantą Janecką. Sveikas. Sveiki visi. Taigi, kaip sekasi prezidentauti pirmąją savaitę? Tai, kad dar nelabai pasijautė tas prezidentavimas, nuo kitos savaitės prasidės rimtieji darbai. O ar nepasikeitė kai tapai prezidento, ar biškai kažkiek pasikeitė požiūris į kitus? Nu, ne, kaip buvau prieš rinkimus, toks ir po rinkimų išlikau. Aišku. O šitą, ar bandėjai kaip nors įtikti kitiems prieš balsavimą? Oi, ne, tikrai ne. Pasitikėjai savom jėgom? Taip. Taigi, kokie tavo artimiausi planai? Tai kitą savaitę, penktadienį, jau galima sakyti ir kviečiu visus į filmų vakarą. Dar valandą bus patikslinama, o greitų laikų bus daromas flashmobas, tad irgi kviečiu į jį. Aišku. Ar nesigaili, kad tapai prezidentu? Oi, tikrai ne. Taigi esi laimingas, kad tapai prezidentu ir žadi užtikrinti mūsų, kaip sakant, gerovę? Tai be abejo, visi tai palaikė, tai aš turiu jam atsidėkoti už palaikymą. Gerai, ačiū tada už pokalbį. Čia buvo Darius. Turiu tau, Tomai, gerą žinią.
Šiais laikais dar toks dalykas egzistuoja? Nu, pasirodo, egzistuoja. Tęsk. Mūsų šizofrenija serganti Gabrielė vėl grįžo į savo asmenybės dalį, kurioje ji įsivaizduoja esanti Petruškevičiūtė, jeigu taip galima ją pavadinti. Tai gal mados reidas grįžo? Būtent. Po mėnesio laiko. Taip. Matyt, vaistai baigėsi Gabrielė. Raminamieji baigėsi ir dabar stiksta, nenustiksta Priekabiauti energija. tiesiog. Taip, Prie žmonių. pareiga priekabiauti prie žmonių mūsų ekrane. Šia linksma gaida ir norėčiau pradėti mados reidą. Sveiki visi sugrįžę, o kas dar tik atėję į mūsų mokyklą, kaip matot, nepažįsta manęs, tai labai eina vaikai mielai pasižiūrėti į mane. Sveiki, laba diena. Tai grįžtame į mados reidą, kuris buvo iš tiesų labai senai. Aš be abejonės pasiilgau savo ikonų, jau girdžiu skanduojant jaunus vaikus mados reidas, mados reidas. Esu labai patenkinta, o šiandien yra tokia įspūdinga, ypatinga diena. Tai parodykit, prašom, operatorius mano šlepetės. Šlepetės iš tiesų irgi yra vienas iš mados tokių prasmingiausių dalykų, manyčiau. Iš tiesų, kaip matome, prezidentė yra išprotėjusi, nes baigėsi jos kadencija, ji liepia vaikams šliaužti gana purvinomis grindimis. Aišku, viskas yra pateisinama, bet tik ne tokie dalykai, nes jų nuostabūs užpakaliukai bus visiškai purvini. Be abejonės prezidentė, kaip matome, yra tikrai išprotėjus, nežino, ką daryti, nes ką ji darys, kai nebus veiklos, naudojasi paskutinę savo valdžios diena. Tai norėčiau paklausti, kaip jūs pasiryžote štai šiokiai avantiūrai pasiduoti ir apsirengėte šiais nuostabiais kostiumais? Suprantate, šios rudens stilius. Paskutinis mados klyksmas, pižama mokyklose. Mes norime įvesti šitą tvarką. Kad supratau. Tai kombinzonai iš tiesų, tai aš kiek žinau, tikrai yra labai madinga, norėčiau pagirti šitas mergaitės. Iš tiesų, penktadienis galėtų visi eiti čia, gal net kokią nakvynę, sakyčiau, reikėtų sureikti, ketvirtadienio naktį ir penktadienio naktį ir šeštadienio naktį ir sekmadienio, net niekam nereiktų eiti iš tiesų namo. Susitinkame antroje mūsų mokyklos populiariausioje vietoje, ne valgykloje, kaip matote iš šių baltų durų, o mergaičių tualete. Gaila, mūsų operatorius negali įeiti į šios kabinos vidų, nesgi čia yra tik mergaitėms, o jis apsiskelbęs visiems, jog jis yra vaikinas. Tai iš tiesų aš eisiu viena ir parodysiu jums Famous vietą Žiburio gimnazijoje. Pastebėjau iš tiesų, kad vienas madingiausių Facebooko akcentų yra nuotrauka tualete. Tai tikiuosi, kad ir aš jų pasidarysiu bent 1000 čia ir labai norėčiau pagirti tas mergaitės iš tiesų, kurios pozuoja prieš veidrodį su savo ten visokiom vaizdo kamerom, kažkokios ten efektais ir veidrodinėm kamerom ir priekiniam kamerom, visokiom kamerom, žodžiu, fotkinasi prie šito tūliko. Nu, žiauriai faina. Protmūšiai. Protmūšiai. Pirmasis etapas vyko praeitą. O jau seniai pirmas ir antras jau vakar vyko, ne? Ir antras jau vakar įvyko. Gailėkitės tie, kurie nedalyvavo. Sveikiname nugalėtojus. Tai va, aš ką galiu. Palauk, kas nugalėjo antrajame etape? Antrajame etape nugalėjo geriausiai. Taip. Taip, geriausių komanda. O tie nugalėjo, kurie buvo protingesni, taip, man atrodo. Laimėjo tie, kurie buvo to verti. Dabar turite po 10 minučių kiekvienam klausimui peržiūrėti. Pirmoje vietoje komanda Amigos. Antroje vietoje surinkę 24 taškus
Normalus. Trečioje vietoje dalinasi dvi komandos. Surinkę 23,5 taškų. Amorė Mio ir Neglidė. Ar žinai, ką reiškia MMA? Iš kur aš galiu žinau, Dieve, paprastas vaikas iš kaimų, ne? Nu, bet buvo klausimėlis, bet kažkaip neįsiminiau, kažkada buvo klausimėlis toks net. Tiesą sakant, pažodžiui, ir aš negaliu pasakyti, kas tai yra. Bet žinau, kad žmonės mušasi. Ir skaudžiai mušasi. Bet tos kovos yra. Tai čia kaip tik ledo ritulys, ne? Ne, ta prasme, va, taip daro. Ai, koks skirtumas. Esmė tame, kad Mūsų sporto reporteris, kuris savo kampu pristatys. Savo, va to, požiūriu. Ta prasme, tu žiūri jam į akis. Savo rentgeno akim. Taip, bet malačius yra. Man tai jis patinka. Aš nieko negaliu. Sveiki, šiandien rubrikoje Žiburio sporto pasaulyje kalbinsime du mūsų gimnazijos moksleivius. Vienas iš jų yra Mantas Plieninis, o kitas auksinis berniukas Edvinas. Jie yra MMA kovotojai. Pirmas mūsų klausimas, teisingiau prašymas, yra iš mūsų gimnazijos merginų. Gal galite parodyti mums savo presus? Ne. Kodėl negalite parodyti mums savo preso? Ne. O kodėl jūs negalite parodyti savo preso? Nes už tokius dalykus reikia mokėti. Kitas klausimas. Ar tikėjai iškovoti 3 vietą? Jo, tikėjausi būti čempionu, bet nepasisekė. O galbūt žinai, kodėl tau nepasisekė? Pasiruošimo trūko gal biškai. Matot, merginos, nelyskit prie Manto, nes per jūs jam nėra pasiruošimo. Matau, Edvinai, turite gražią akį. Sakykite, kas buvo? Galvoju, truputį buvo suktas priešininkas, tai prasukau truputį. Aišku, o gal... Žinome, kad tu esi čempionas. Tikrai tu esi Lietuvos čempionas. Ir kaip tu ruošėsi toms rungtynėms? Žvėriškai ruošiausi, žvėriškai. Gal ko nors nevalgiai, ar gal kaip tik ką nors valgiai? Jo, reikėjo laikytis dietos truputį, numės porą kilogramų. Sakyk, kiek laiko sportuoji? 1,5 metų. Tai yra puikus pasiekimas 3 vieta Lietuvoje. Kaip sportuojančiam tik tais 1,5 metų. Aš galiu pasakyti, kad tu esi tikrai talentingas vaikinas. Edvinai, sakyk, kas yra tavo idealas? Son Gokas. Aišku, o man tai, kas tavo idealas? Gokas. O mano Vedžitas. Kaip man gerai. Ir galbūt man tai gali parodyti, kaip tu savo priešininką nugalėjai ant manęs? Galbūt. Iš tikrųjų, tai jau pirmąją ant manęs parodė, dėl to aš ir sėdžiu šitam vežimėlį. Gerai, ačiū. Edvinai, kaip tu pradėjai sportuoti? Nu, kaip čia pasakius, vasarą kaip ir buvau pas močiutę kaime su pusbroliu ir vakare kepėm obuolių pyragą. Tai taip ir pradėjau kažkaip, nežinau, kovoti tą visą savo. Įdomi istorija, o tu, Mantai? Aš taip pamenu, kažkada per teleką rodė Rocky ir pamatęs jį kažkaip užsimaniaus kažką panašaus daryti. Ir tada sužinojau apie treniruotės ir pabandžiau, nusprendžiau nueiti. Kiekvienas vaikinas norėjo tapti Rokiu Balbo. Taip pat ir aš. Bet man nepavyko. Su jumis buvo Lietuvos čempionas Edvinas, auksinis berniukas ir bronzos laimėtojas Plieninis Mantas. Ir su jumis buvo Žiburio žinios. Iki kitos savaitės. Tai jau viskas? Tai jau? Ir vėl mėnesį neišleisim į šviesą. Ne, nu gal jau baigsis apsileidimas, jeigu kiek jau galima. Manau, kad viskas. Mes grįšime į savo pareigingų žmonių darbo vietą ir tęsime savo pareigą šviesti visuomenę. Ir Žiburio vaikai nebeliks nuskriausti. Jie gaus savo naujienas. Taip, nepaisant to, kad barščių sriuba valgykloje kainuoja netgi litą. Litą, bet visada kainavo litą. Už tai žirnį iš 40 centų pabrango į 60. Pirmadienį žirnių sriuba, atkreipkite dėmesį.
20 centų paprasta matematika, kas trečia sriuba lyčina išeitų, jeigu nebūtų atbrangę. Atsiprašau už žargoną. 20 centų pabrango, ne? Na. Tai supranti, kad reiškia, kad pabrango netgi 50 Tu gautum procentų trečią kainos. skaityk sriubą nemokamai, jeigu būtų net brangę. Taip, jeigu būtų nepabrangę. Dabar, pavyzdžiui, nepasiturintys vaikai, tokie kaip aš ar tu, tai nuo 2 sriubų tai nepavalgom. Tai aišku, tipinis įmitę žiburių vyras 5 suvalgo. Taip. Tai koks nuostolis iš 5 litas po velnių. Ar gaila vaikam daugiau sriubos įpilti? Kažkaip liūdnai čia mes baigėm, bet... Ką čia liūdnai piktai? Piktai, iš tikrųjų, nepasitenkinimą. Reikia žodžiu, kad nesibaigtų žinios su neapykanta, tai nusišypsum į kamerą dabar. Viskas, su jumis buvo žiburių žinios. Ar gerai? Gerai! Oi gerai! Oi gerai, gerai, gerai! Oi gerai! Antai, ar seniai sportuoji? 1,5 metų. Sakyčiau, tikrai puikus pasiekimas. Kaip tau.